Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Taigi, ar jūs turit kažkokių apgailestavimų? Turbūt mes visi turim kažkokių apgailestavimų. Aš turiu, jūs turit. Tai pavyzdžiui gali būti tiesiog nenorėt kažkokiu vienu metu daryti kažkokio dalyko, arba padarėt pradėjot daryti kažkokią nepriklausomybę, ar tai kokį nors iššūkį nepadarėt iki galo, dar ką nors. Va tokie dalykai. Ar dauguma žmonių tokius apgailestavimus turi? Arba kažko nepasakė kažkam, kam labai norėjo, pavyzdžiui, gal kažką myli, gal kažko nekenčia, gal kažkas erzina labai juos ir nepasakė. Apgailestavimas yra toks dalykas, kuris priverčia jūs pasilikti praeityje. Kaip suprasti? Tai kaip pagerinti tai? Įsivaizduokit, jog visa tai, kas įvyko jum, padarė jūs tokiu žmogumi, kokiu jūs esat šiuo metu. Tai pavyzdžiui, aš labai ilgą savo gyvenimo tarpą esu pražaidęs žaidimus. Aš esu labai ilgą laiko tarpą tiesiog nedaręs daug, tiesiog sėdėjęs, gulėjęs ir tiesiog, tokie paprasčiausi dalykai. Nedaręs nieko į tokią finansinę laisvę, nedaręs nieko su šeima, tylėjęs, toks tylenis buvęs. Bet tai buvo praeitis. Tai padarė mane tokiu žmogum, kuris dabar paima, vien tik bando gerinti savo požiūrį į gyvenimą, gerinti savo mąstyseną, kalbėti su kitais žmonėm, padėti kitiems žmonėm, bando pašalinti savo priklausomybės, kaip pavyzdžiui žaidimą, kaip sakyti, žaismą, ne, nesvarbu. Ir vienu žodžiu, tiesiog, jūsų praeitis, jis padarė jūs tokiais, kokiu jūs esat šiuo metu, bet jos nei pakeisi, nei atsuksi, nei dar kažką. Galima tik tai apgailestauti dėl to. Ar tai reikia daryti? Ne. Kad ir kas buvo, praeities nepakeisi. Ir tiesiog, jos nepakeisi. Kas buvo, ji padarė, praeitis padarė jūs tokiu žmogum, kokiu jūs dabar esat, ir tai, tom jūs turi didžiuotis. Nesvarbu, ar tai buvo gerai, ar tai blogai.